Nemunas plukdo vandenis per Jurbarko kraštą. Keliaudami Panemunę kas 10 kilometrų rasime kultūros paveldo objektų – piliakalnių, pilių, dvarų sodybų, iškilių bažnyčių. Šiandien Nemunas priima visus norinčius skrieti jo Vilnimis. Gėrėtis Palemono kalno, Gedimino kapo, Ramybės ir Kartupienų piliakalniais. Veliuonos dvaro sodyba renesansinio stiliaus Raudonės ir Panemunės rezidencijomis. Šio regiono istorija glaudžiai susijusi su Lenkijos ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, Prūsijos, Mažosios Lietuvos ir carinės Rusijos valdžių interesais. Tai gražiai gieda, lakština galai. Keliauti po Jurbarko rajoną malonu ne tik moksleiviams, kuriems Lietuvos istorija čia kaip ant delno, bet ir savo krašto kultūra, paveldu, tautos šaknimis susirūpinusiems vyresnės kartos žmonėms. Istorija besidomintiems, gamta visiems. Seredžius. Dubysas skiria Kauno ir Jurbarko rajonus. Dešiniajame jos krante Seredžius pasitinka jūs didingų Palemono kalno piliakalnių, ant kurio 13–15 amžiuje stovėjo ne viena kryžiuočių antpuolį atlaikiusi Vieštvės pilis. Vietovė siejama su romantinė legenda apie romėniškąją lietuvių kilmę. Metraščiuose minimas kunigaikštis Palemonas. Esą jis pasitraukęs iš Romos ir su didžiulė palyda po ilgų klajonių atplaukęs Nemunu iki Dubyso žiočių. Čia jiems patikę plačios lygumos ir vešlūs ąžuolynai. Iš jų kildinami Lietuvos didikai Alšėniškiai, Giedraičiai. Belvederis. Toliau nuo Seredžiaus lankytiniai objektai išsidėstę beveik kas 10 kilometrų. Kopdami į statų kalną siaurų ūksmingų 365 pakopų taku, kurio ilgis 60 metrų, pateksite į Belvederio dvarą. Santūraus klasicistinio stiliaus dvaro rūmai statyti pagal architekto Piero de Rosio itališkos vilos projektą. Paskutiniai savininkai – Valevskiai. Juos mena išlikusi koplyčia, parkas, dvaro ūkiniai pastatai. Veliuona. Keliaudami palei Nemuną žemyn pasiekime istorinę praeitimi dvelkiančią Veliuoną. Į aukštutinę miestelio dalį tarp dviejų didingų piliakalnių vingiuoja siauras, akmenimis grįstas ražarnių kelias. Ant Ramybės piliakalnio 13–14 amžiuje stovėjo Janigedos pilis, kuri 1315 metais pavadinta Veliuonos vardu. Kitas piliakalnis vadinamas Gedimino kapo kalnu. Žmonės mena legendą apie jame miegančią Gedimino kariauną. Laiptais įkopę į piliakalnius pajusite Gediminaičių dvasią. Veliuonos dvaro rūmai priklausė Zaleskiams, vėliau Vakseliams, medinės klasicistinės architektūros paminklas. Šalia puoselėjimas parkas, kuriame auga neįprastai žiedais pražystantys tulpmedžiai.
didžiausia Lietuvoje tuja, Veliuonos dvare įsikūręs krašto muziejus. Tūkstantis 421 metais Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas Veliuonoje įsteigė parapiją, o Stanislovas Radvila 1636 pradėjo naujos mūrinės bažnyčios statybas. Veliuonoje gaji legenda, kuria didžiuojasi vietos katalikai. Kadaise ties Veliuonos bažnyčia stebuklingai sustojo reformacijos plitimas Lietuvoje. Tai atsispindi ir bažnyčios sakralinėje ekspozicijoje. Tūkstantis 864 metais parapijos vikaru tapo Antanas Juška Juškevičius. Jis rinko krašto dainas ir papročius, kuriuos 1870 metais įspausdino knygoje Svodbinė rieda veliuoniečių lietuvių. Raudonė. Pilna gyvybės Raudonės pilis. Nedidelės Raudonės upelis jau 14 amžiuje paminėtas Vyganto Marburgiečio kronikoje davė pavadinimą vietoviai. 16 amžiaus pabaigoje ji tapo prūsų kilmės miško pirklio Krišpino Krišenšteino nuosavybė. 18 amžiuje pilis atiteko Olenskiams, o 1810 metais kunigaikščiui Platonui Zubovui. Jis ėmėsi rekonstruoti pilį, keitė jos architektūrą, parkuose iškasė tvenkinius, iškilo nauji pastatai. Savaitgaliais Raudonės parko Liepų alėjose sutiksi jaunavedžių poras. Tai tarsi sentimentalus priminimas apie ištaigingą kunigaikščių Zubovų giminės gyvenimą. Šiandien čia įsikūrusi mokykla, krikštoja vaikai, vyksta kraštą garsinantys kultūriniai renginiai. Didžiausias turistų noras – pakilti į pilies bokštą. Nuostabi Nemuno panorama atsiveria iš 33,5 metrų aukščio pilies bokšto. Leidžiantis parku žemyn, Nemuno link, prieš akis išauga Vėtros palaužtas Gedimino ąžuolas, po kurio pasak legendos, didysis kunigaikštis pietavo paskutinį kartą prieš žūtį mūšyje ties Veliuona. Pilis. Apsilankykime Pilies kaime, kur iki 16 amžiaus pabaigos buvo Panemunės dvaras. O 1604 metais atsikėlęs Stepono Batoro pavaldinys Janušas Eperješas pradėjo statyti reprezentacinius rūmus.
Amžių kaitoje pilis pavadinimą keitė net keletą kartų. Kai 1759 dvarą nupirko Žemaitijos bajoras Gelgaudas, pilį imta vadinti Gelgaudų vardu. Bet po 1831 metų sukilimo ji žinoma Zamkaus pavadinimu. Praėjus daugiau nei 50 metų į Zamkaus dvarą atsikėlė vienuoliai saleziečiai. Jie rūpinosi pilies griuvėsiais ir parku. Aptikę kalnelius vienuoliai paskelbė, kad čia palaidotas Lietuvos didysis kunigaikštis Vytenis su žmona. Taip atsirado Vytėnų pavadinimas, šiandien pilis vėl vadinama Panemunės vardu. Skirsnemunė. Dešiniajame Nemuno krante stūkso Kartupėnų piliakalnis. Manoma, kad šioje vietoje stovėjo Bisenės pilis, kurią nuo 1283 metų nuolat puldinėjo kryžiuočiai. Kairiajame Nemuno krante ordinas pastatė Christmemelio pilį. Manoma, kad nuo pilies vardo ir kilo Skirsnemunės pavadinimas. O 1431 metais Skirsnemunėje Lietuvos didysis kunigaikštis Švitrigaila su kryžiuočių ordino magistru Pauliumi Rusdorfu pasirašė Skirsnemunės sutartį. Jurbarkas. Nemuno prieplaukos leidžia naudotis upės keliu. Plaukdami Jurbarko link vėl grįžkime prie Palemono legendos. Palemonas turėjo 3 sūnus – Kūną, Barkų ir Sperą. Barkus – legendinis Jurbarko įkūrėjas. Metraščiuose Jurbarkas savo istoriją skaičiuoja nuo 1259 metų, kuomet kryžiuočiai savo kronikose paminėjo jų statytą Georgenburgo, vėliau Jurgenburgo pilį. Greta stūkstantys Bišpilio ir Bišpiliuko piliakalniai mena Kolainių gynybinės pilies įgulos drąsą. 1422 metais Melno sutartimi buvo nustatyta vakarinė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės siena. Ji išliko nepakitusi net 500 metų. Jurbarkas ilgam tapo pasienio miestu. Ištisus šimtmečius Jurbarkas priklausė karališkajam dvarui. 1611 metais gavo Magdeburgo teises. Tai paskatino miesto augimą. Nuo XIX amžiaus pradžios Jurbarko dvarą valdė kunigaikštis Platonas Zubovas. Nuo 1846 metų dvaras tapo kunigaikščio Vasilčikovo vasaros rezidencija. Iki šių dienų Jurbarke išliko dalis dvaro pastatų. Šiandien galime vaikščioti parko alėjomis, gėrėtis dvaro oficinomis, kuriuose įsikūrė Jurbarko krašto muziejus ir turizmo informacijos centras. Jurbarke 1928–1940 metais gyveno ir kūrė skulptorius monumentalistas Vincas Grybas. Jo sukurtais paminklais gali didžiuotis visa Lietuva, o Jurbarkas Vytauto didžiojo paminklu. Smalininkai. Toliau į vakarus už Šventosios upelio prasideda Šiaurės kalva. Smalininkų miestelis žinomas nuo 16 amžiaus. XIX amžiuje čia veikė muitinė, uostas,
1811 metais įsteigta viena pirmųjų Europoje upių vandens lygio matavimo stotis. Iki 1923 Smalininkai Vokietijos ir Lietuvos pasienio miestas. Čia gyvos evangelikų liuteronų tikėjimo tradicijos. Galima aplankyti veikiančius evangelikų liuteronų ir Romos katalikų maldos namus. Netoli Smalininkų gyveno ir kūrė Mažosios Lietuvos menininkė Lida Meškaitytė. Smalininkus garsina ąžuolų alėja. Senovės kuriamoji, tik mažytė. Senas gario katilas, taip pat mažiukas, bet jį galima suvokti, kaip jis veikia. Justino Stonio senovinės technikos muziejuje gausu 20 amžiaus eksponatų. Dalis jų atspindi tradicinę krašto kultūrą. Viešvilė. Jūravos girininkijos valdose galite aplankyti genetinį paprastųjų ąžuolų draustinį ir aukščiausią ąžuolą Lietuvoje. Žemutinėje Karšuvoje 1991 metais įkurtas Viešvilės valstybinis gamtos rezervatas. Nusekus mariams, čia susiformavo unikalios, net iki 60 metrų siekiančios žemyninės kopos. Žemesniems vietovėms užpelkėjus, Viešvilės upelis beveik 7 km sunkėsi per Artosios pelkyną. Viešvilę puošia gražiai prižiūrimas žuvitakis. Viešvilėje, kaip ir Smalininkuose, rasite rytprūsių kraštams būdingą architektūrą. Iki šiol išlikę Knoblocho dvaro pastatai, miestelio centre parkas, buvę teismo rūmai. Eržvilkas. Šaltonos ir Eržvilkų upelių santakoje stūkso legendomis apipintas Eržvilko piliakalnis. 13–14 amžiuje čia būta nemažos medinės pilies. Eržvilke iki šiol gyvo 100-metės bandonijų grojimo tradicijos. Kraštas žinomas knygnešių ir laisvės gynėjų dvasia. Čia atrasite daug partizaninės kovos atminimo ženklų. Jurbarko krašte ryškios buvusių amžių ir nūdienos sąsajos. Tai gražiai gieda, lakština galėlė, žaliam avyšinių sodelį, jane to beliesa šakia.